Šiandien žaisime žaidimą, pasidiagnozuojam, kuris fundamentaliai yra gal pačio žaidimo tikslas yra pasižiūrėti, kaip vyksta pats tas diagnostikos procesas. Tai yra, kai ateina žmogus, jis pareiškia kažkokį skundą, žinai, man skauda kelį, man skauda nugarą, man skauda galvą, aš šiaip nemiegu ar kažkas kito. Tai yra didžiąją dalimi mūsų vėlgi. Klinikos kryptis yra daugiau muskuloskeletinė, tai yra žmonės, kurie skundžiasi, kaip sakau, kūno problemomis, bet vėlgi, pats gydymo procesas arba diagnostinis procesas medicinoje jis yra labai platus, nes tu kaip ir galvoji kartais, kad tai yra stuburo problema, bet supranti, kad tas prisideda prie to kažkokie hormoniniai pokyčiai, bet gali būti, kad ir kraujo rodikliai yra nuslopinti. Tai yra, tu visą tą, taip sakant, turi tą branchingą, tai yra išsišakojimo procesą. Tai viso to žaidimo yra tikslas pasižiūrėti arba parodyti realiai, kaip vyksta tas šakojimasis. Tai yra, tu gauni dalį informacijos, ne visą turi iš karto ir tada galvoji, kas gali būti su to susiję. Tai va, patį pirmą būtent tą atvejį, kurį čia ir paėmiau, yra, kaip sakau, tas tikras atvejis, kuris yra biškiai užglaistytas ir pakeistas, bet, tam tikras stereotipas, nes mes tokių panašių turime dažnai. Tai asmuo, kaip čia, sakau, iš dalies tikras, iš dalies netikras, nes čia tikra asmenybė su pakeistu amžiumi, pakeista profesija, bet diagnozė ir procesas jau toksai kaip ir buvo pasitakęs iš tiesų. Žaidimo seka bus tokia, kad visas žaidimas yra 5 raundai. 5 diagnostiniai raundai, kur pradėsime nuo visiškai bendrinės anamnezės, tai yra, kuom žmogus skundžiasi ir kiek laiko tai trunka. Po to bus biškai daugiau, tai yra, kas anksčiau buvo panašus su šituo skundu susijęta ta ligos anamnezė. Toliau yra šiuo atveju šeimos anamnezinė dalis ir kiti dalykai, taip sakant, po truputį vis atsidarinės ir realiai su kiekvienu raundu, taip sakant, visi jūs arba klausite manęs, kaip čia, papildomos informacijos, kurią gal aš jums duosiu, o gal ne, nes gal ta kai kuri informacija atsivers tik tais vėliau. O jūs realiai spekuliuosite, kokia jūsų yra pirminė diagnozė ir kaip jinai keičiasi, kai sužinot kažką naujo. Pirmasis raundas. Portretas ir skundas. Skundai išreiškia vyras, kuriam yra 46 metai, ūgis 1,93 m ir svoris 120 kg. Darbas dirba logistikos, šiuo atveju ne logistikos, prašau, tai yra apželdinimo įmonėje. Tai ir jos skundas, tas bendrinis, man skauda nugarą. Fair enough. Tai jau tęsiasi bent jau kelis metus. Ir pagrindais tai apibūdina per, tokia, kaip čia, kasdienės situacijas. Kiekvieną kartą, kai aš turiu lipti iš mašinos, man sugelia, būtent lipimo momentu, o nesėdimo momentu, ypač jau kelionė yra ilgesnė. Nakties metu skausmas kuo labiau ryto labiau pasireiškia, dažniausiai paryčiais 4-5 ryto tas skausmas pažadina. Ir tada turi, sako, atsistoti biškai, pasivaikščioti, prasitampyti, tada vėl atsigulu, bet jau nebeužmiegu, nes yra paryčiai. Ir jaučiamas yra kojos tirpimas. Kojos tirpimas dažniausiai koreliuoja su to būtent pasivažinėjimu ir ilgesniu prasėjimu. Tai realiai, kuo daugiau krūvio duodu, tuo labiau tirpsta ir jeigu ilgiau pasėdžiu mašinoje ir atsistoju, taipogi jaučiu tirpimą. Tai yra kaip ir visa pirminė informacija ir dabar klausimas jums. Kokios jūsų yra pirmieji spėjimai ir kokios papildomos informacijos reikėtų, kad galėtumėte tikslinti savo diagnostikas? Kiek klausimų galima užduoti? Neribotas kiekis. Ar čia skaitosi kaip klausimas? Jūs turite 3 spėjimus. Gerai. Ką man patikslinti reikėtų, tai nuo kur jam koja pradeda tirpti, nuo šlaunies, nuo blauzdos, tik tai pėda, kojų pirštų galiukai? Jisai pakankamai nejautrus savo. Tai kai jo klausimą užduodi tą tikslinimą, tai kur jums tiksliai tirpsta, koja visą va čia. Žemyn leidžiasi tas skausmas per šoną. Okay. Ir tirpimas kažkaip taip lyg ir čia lyg ir jaučiu, bet pagretai man žinau, kad nugarą skauda. Tiesiog sėdžiu ilgai ir skauda, bet kartais į koją atsiduoda. Galbūt visai neblogai sužinoti dešinę ar kairę koją. Dešinė koja. Aš gal net ir neklausimą turiu, nes jau klausimus ir Aivaras ir Milda paklausė, tai turėjau ar viena koja, ar abi kojos, tai viena koja, bet iš tikrųjų tai matom vyras, 46 metai, ūgis svoris, tai daugmaž galima manyti, kad tas KMI vis tiek yra didesnis. Tai mano klausimas, ar čia yra vyras sportuojantis ir čia raumenų masės daugiau ta 120 kg, ar čia yra vis tiek jau link nutukimo? Kokia ta kūno sandara daugmaž iš pažiūros? Okay. Pagal savo veiklos sritį, jisai kaip ir vadybininkas yra. Toje apželdinimo įmonėje. Jisai kitos pozicijos yra pakilęs, jisai prieš 5 metus darbėjo pats kaip apželdintojas, tai jis yra, kaip sakau, tas drūtas. Tai yra, jo veikla reikalavo anksčiau fizinės veiklos, jis tas iš stomens ir iš liemens, kaip sakoma lietuviškai. Tai jis yra iš savęs drūtas, bet ne dėl to, kad daug sportuoja, dėl to, kad tos veiklos anksčiau buvo daugiau. Šiaip tas svoris ateina iš viršsvorio, pilvas yra pakankamai išreikštas ir didelis. Tai jeigu reikėtų sakyti, kaip ten ta kūno riebalų, kūno masės indeksas, tai būtų tikrai virš 30 ir
daugiau nei 30% kūno riebalai sudaro. Ir kitas klausimas tada kyla, vat sakei, kad jisai buvo prieš kelerius metus apželdinimo, turėjo didelį fizinį aktyvumą. Koks paskutinius metus du jo fizinis aktyvumas? Ar jisai labiau sėdintis yra, ar jisai galbūt automobilį ilgiau vairuoja, galbūt užima kažkokią per dieną ilgai poziciją, kurioje sėdi ir nejuda. Koks vat, apskritai fizinis aktyvumas žmogaus? Okay. Tai dabartiniu periodu taip, yra daugiau to darbo sėslaus, tai yra važinėjimas nuo vieno objekto iki kito ir tas, kaip sakau, yra Excelio informacijos stumdymas. Tai vien dėl to, kad jiem reikia dažniau važinėti ir mašinai sėdėti, jis dažniau tos skundus ir pajaučia. Prieš porą metų tas skausmas taipogi buvo, kaip ir jaučiamas, bet dabartiniu metu yra paūmėjimas. Trukmė keli metai, bet ar buvo kažkoks tai atvejis, po kurio aiškiai jisai pajautė tą skausmą pirmą kartą? Šitos informacijos šiuo metu dar negaliu suteikti. Kodėl tai svarbu? Tai man parodytų, ar tai buvo ūmi trauma, ar tai yra lėtinė kažkokia tai problema. Papildomai anamnezijai vėliau bus įvykis, bet kol kas šitą nėra. Supratau, gerai. Dar kitas klausimas, kadangi yra skausmas, kas padeda nuo skausmo? Konkrečiai judesio pakeitimas, pozicijos pakeitimas, gal NVNU kokie nors, gal dar kažkas. Kas padeda, palengvina? Vaistiniai preparatai dar bus patikslinti vėliau, kurie yra padedantis. Dabartiniu momentu ūmina ilgas vienos pozicijos laikymas, palengvina lengvi judesiai. Tai va tas pats, jeigu tu ilgai sėdėjai, jauti, pradedi lengvai praseiti, palengvėja. Ilgai guliau lovai, pradedu vis labiau jausti, atsistoju pasivaikštau, palengvėja. Ar buvo atlikti kažkokie tai instrumentiniai tyrimai? Buvo atlikti. Ar mes galim sužinoti jų? Šiuo metu tas informacijos neturite. Gerai. Ar yra kokios procedūros, kurios padeda šitam skausmui, apmalšina šitą skausmą? Yra kažkokie dalykai, kas gali sumažinti, pavyzdžiui, gal karštoj vonioj, ar gulint, ar sumažinami yra simptomai? Šiluma padeda. Dažniausiai jisai savaitgaliais turi brolio sodyboje pirtį pabuvus palengvėja skausmas. Dažniausiai porą dienų būna lengviau, netgi naktį po to jis pastebi, kad visiškai skausmas sumenksta ir iš ryto nebūna to diskomforto. Patikslinimas. Skausmas išnyksta, bet netgi po pirties, taip sakant, nakties, karts nuo karto vis tiek išlieka tirpimas. Aš dar irgi tada turiu klausimą, bet turbūt patikslinsi apie gretutinės patologijas, hipertenzija, diabetas, galbūt jau jisai yra pradėjęs gydymą nuo nutukimo, viršsvorio, skydliaukės, hipotirozė, testosteronas. Gausim šitą informaciją. Šitą dar gausim informaciją, Gerai, čia kol kas tada. tas tik profilis. Okay. Tai, manau, pirminiam spėjimam užtenka, galim važiuoti kitą raundą. Anamnezė ir gydymo istorija. Tai buvo atlikta diskektomija. Prieš 6 mėnesius, L4, L5 slankstelio. Tai buvo, kaip čia, netikslinis radinys. Kitaip tariant, asmuo išreiškė taipogi skundus, tai va čia porą metų atgal, jam prasidėjo nugaros skausmai, ką prieš tai minėjau. Tačiau tie skausmai per laiką vis labiau ūmėjo. Taigi, kreipė šeimos gydytojas siuntė pas neurologą, neurologas pasiuntė magnetiniam rezonansui, magnetinis rezonansas nustatė, kad yra išvarža L4 lygyje ir buvo atlikta diskektomija, tiksliau siųstas po to neurochirurgai, neurochirurgas įsivertino, tai tas procesas užtruko pakankamai ilgai nuo pirminio skundo išreiškimo, po 1,5 metų jam buvo atlikta operacija. Operacijos metu pašalinti buvo diskektomija, tai yra diskų dalis tose vietose, kur yra impinžinimas ir stenozė ir spaudžiamos nugaros smegenys. Tai va tuo metu tas buvo įvykę. Ir prieš operaciją pagrindiniai jo skundai buvo blauzdos tirpimas, silpstantis pėdos atsispirimas ir iradijavimas į visą koją. Po operacinė eiga, kad pirmus 3 mėnesius jautėsi gerai, nebuvo skausmų, aišku, pirminė reabilitacija su savais diskomfortais, bet šito dalyko jis kaip ir ne per daug neakcentuoja, nes supranta, kad tai buvo normalu ir buvo kaip ir aprime, praėjus porą mėnesių, kad skausmų kaip ir mažiau, bet dabar palaipsniui, paskutinius realiai porą mėnesių, jam tiesiog tas skausmas vėl atsirandinėja ir vėl ūmėja. Dėl to jisai kreipiasi pagalbos. Iš esmės, ką man dabar daryti, nes dabar jau, taip sakant, neurologas, joks siunčia pas reabilitologus, išsiaiškinkite. Tai va, prieš operaciją vartojo pagrindę prieš uždegiminius, buvo leidžiami tuo metu, čia teisinai parašyta, buvo leidžiamas ir B grupės vitaminai, B grupės vaistai, B grupės vitaminai. NVNV buvo ir leidžiami, bet ir vartojami paroraliai, kineziterapija neturėjo efekto jokio. O šiuo metu yra realiai taip pat leidžiamas, kaip čia priešudegiminiai preparatai į raumenį, taip pat B grupė, efektas yra minimalus. Tai dabar klausimas jums. Kaip tai keičia jūsų spėjimus arba ką tai jums tikslina?
Ar tai buvo tikėtina? Čia dar taip galim paklausti. Jo, tikėtina buvo. Tie B grupės vitaminai, tai kad buvo taikomi ir minimalus efektas yra, tai kažkiek tai rodo, kad nervas sudirgęs bus. Blauzdos tirpimas, silpstantis pėdos atsispyrimas irgi rodo, kad miotomos yra veikiamos nervo, tai nervas kažkur tai spaudžiamas ir paveikia tam tikrą miotomą. Tai dėl to, pavyzdžiui, Ar yra kažkas, ko tu norėtum tikslinti šitos mens? Tai yra papildomos informacijos, kaip ir sužinojo, kas vyko anksčiau, kažką apie jos skundus. Ko tu jo paklaustum pats? Kokią kineziterapiją aš bandė? Okay. Kineziterapija buvo siūsta šeimos mediko pas reabilitologą, tai poliklinikoje. Tai ėjo kartu grupinė kineziterapija, kur buvo atliekami jo komunikacijai, taip sakant, tie kūno judesiai ant kilimėlio. Tai yra įvairūs deadbugai, krolai ir panašus dalykai. Po jų arba jų atlikimo metu palengvėjimas kaip ir būdavo, tačiau ilgesnės vėlgi pozicijos skausmą vėl sukeldavo. Taip sakant, tai veikdavo lyg lengvas pajudėjimas. Tas faktas, kad diskotomija buvo atlikta, Bet jiems skauda toliau. rodo, kad buvo išvarža, ganėtinai žemai jinai buvo, bet kodėl jam po jos toliau skauda, tai turbūt, kad po diskektomijos ir plus ten ilgą laiką buvo trauma, yra raumenų įtampa pasilikusi didelė ir ta raumenų įtampa sukelia stenozę. Tu vieną buvai gerą palietęs kampą, tai yra gali tikrai mąstyti inervacijomis, dermatomais, miotomais. Čia geras, nes diferencijuokis pagal simptomus, kur yra simptomai. Jo. Pažiūrėt, kuriuose vietose einanti inervacija, nes čia yra akcentas vienas. Nes jo prieš tai skundas pagrindinis. Čia, žinai, eiliškumą parašiau skundų prieš operaciją tikslingai. Pagrindinis dalykas buvo, kad jam buvo blauzda tirpsta. Ir kad silpnai yra pėda. Jisai pradėjo šlupčiuti. Dėl to jis ir kreipėsi, nes jam reikia judėti ir dirbti. Ir pradėjo šlupčiuti, nes aš negaliu jau eiti ir nešio dalykus. Dėl to kreipiuosi. Dabar jisai neišreiškia tirpimo tokio ryškaus. Yra kartais, bet pagrindė tai yra skausmas, kai jisai sėdi ilgai. Ir tai skausmas. Skundas biškiai kitoks yra. Ar čia negali būti tiesiog nuo ilgai dirginamas nervas, kai ilgai dirginamas nervas, iš jo širtimininis dangalas sunyksta ir tai kelia skausmą. Taip. Jos skundai dabartiniai gali būti dėl to. Ir ilgas laikotarpis labai lėtai gyja, B grupė buvo vartota. Gali būti. Čia, žinai, tu manęs klausi, ar gali būti? Gali būti. Aš irgi vieną tokį gali būti turiu dabar, jeigu jam kažkiek padėjo kineziterapija, vadinasi, jisai pajuda, išyla raumuo, vazodilatacija, prasitampo kapsulės, tie maišiukai, kuriuose yra raumenys. Taip, fascijos. Tai fascijos ir galbūt tai ne tik susiję būtent su nervais, bet galbūt dar yra ir raumenų įtampa, raumenų kažkokia patologija, nes nebuvo strength trainingo, silpni raumenys, jie kažkiek vis tiek turėjo kompensuoti tą buvusią disko išvaržos ir nervo patologiją ir tiesiog jinai taip greit neišnyko. Čia toks, kur gali būti, pagalvokime apie tai. Tiesa, čia yra, tai, kad dalis simptomatikos gali ateiti tiesiog iš nervinio dirgimo, which is fine, ką Jorgis ir sako. Bet mes turime ir šalutinius realiai efektus ateinančius. Gali būti dalis simptomatikos ateinančius į supančių struktūrų, kas gali būti raumenų įtampos, kurios impingina kažkokius nervus. Taipogi galimai yra kažkoks uždegimas, nebūtinai pačios šakelės. Gali būti šiaip uždegimas kažkoksai, nes jam kaip ir veikia priešuždegiminiai vaistai. Tai gal šalia yra uždegimas kažkoks vyksta, arba gal yra šalutinių ligų, kurios yra prouždegimiškos ir amplifikuoja tą uždegimą stuburę esantį. Tai prisideda, be abejo. Čia, kaip sakė, atsakymas nėra vienalytis, kad tai yra tik tais dėl vieno šito pakenkimo. Čia, taip sakant, visas mišinys, kuris amplifikuoja šitą faktorių. Man dar kilo klausimas ir pastebėjimas, nes pirmą raundą, kai pristatinėjai, sakei, kad po ilgai vaikštant jam pradeda labiau tirpti. Jo? Taip. Čia akcentavai šitą dalyką. Ir čia iš dalies susijęs būtent su to, ką Ieva sako, tai yra didelė raumenų įtampa, tai jinai iš esmės stipriai stempęs raumuo, jisai, kaip čia, silpniau vykdo
Kai raumuo yra įstempęs, kraujagyslinis tinklas yra labiau suspaudžiamas. Kuo labiau suspaudžiamas kraujagyslinis tilpas, tuo yra raumenų įstempimas yra intensyvesnis ir tuo sunkiau jis atsipalaiduoja. Reiškia, bet koksai krūvis amplifikuoti gali šaknelės spaudimą. Bet naktį, pabudus nuo skausmo, tempimo pratimai ir prasivaikščiojimas lengvas padeda. Taip. Man tada automatiškai kilo klausimas, ar jisai neturi kitų sąnarių, distalinių, proksimalinių sąnarių skausmų, pavyzdžiui, ryte atsibudus, sustingimo. Ne, neturi, bet pamini, kad turėjo jo mama kažką su tuo susijusiu. Nes aš Sakė, kad pas ją galvoju, sąnariai buvo išdidėję, skausmingi, tai tą turėjo mama, bet pats kaip ir to nepastebi. nepastebi, nes jeigu ryte pravaikščiojus, tai vat vienas būtent iš visų reumatinių lygų, reumatoidinio artrito, kad ryte sustingę skaudantys sąnariai, dažnai galūnių ne stuburo būna ir prajudėjus dienos eigoj palengvėja, atlėksta tie simptomai. Taip. Tai galvočiau, gal irgi dar kažkur predisponuojanti genetika yra to reumatoidinio artrito kažkur kažkada. Gali būti. Gali būti. Gerai. Gerai, aš manau, kad šitam raundui irgi fine. Važiuojam papildomą informaciją. Gerai, sekantis raundas. Gyvenimo būdas ir tyrimai. Gretutinės ligos, pirmlaipsnė hipertenzija ir refliuksas. Tai iš dalies tai gali prisidėti prie naktinio prastesnio miego ir prabudinėjimo, nes tai yra iš dalies skausmas, bet gali skatinti jo dažnesnį atsibudimą. Įpročiai, nemiga, kurią jau mini, ir turi polinkį piknaudžiauti alkoholiu. Ir čia tas toks piknaudžiavimas ne tai, kad jisai kiekvieną dieną yra vartojantis jo, kiek labiau yra, kad, jeigu jau ateina savaitgalis, tai biškį kašiuką pažiūrint, dar žinai, biškį nežiūrint, į sodybą nuvykus, su draugais susitikus, tai jeigu yra vartojimo yra daugiau negu 2-3 vienetai alkoholio mažiausiai. Vėlgi, didesnis vyras, tai daugiau galintis ir suvartoti. Kraujo rodikliuose tai gamma glutamiltransferazė, gliukozė yra šiek tiek padėjusi, taip pat ir žemas vitaminas D. Tai čia beveik tipinis metabolinis sindromas, hipertenzija, hiperglikemija, jeigu GGT greičiausia padarius echoskopiją bus ir suriebėjusios kepenys, polinkis piknaudžiauti alkoholiu, tai gali būti, pavyzdžiui, koksai švelnus pankreatitas arba net vizualiai nematomas, bet vis tiek alkoholis turi įtaką kasos funkcijai ir dėl to paties alkoholio ir dėl viršsvorio ir nutukimo gali būti ir refliuksas. Tai čia vat iš šitos pusės, būtent iš tyrimų ir gyvenimo būdo, tai jau toks pacientas turėtų pas mane ateiti, iš tikrųjų irgi pasikonsultuoti, nes ir ne tik stuburo skausmas čia yra dar svarbi patologija, tai vat ir gliukozė paribinė gali būti nebūtinai jau diabetas, bet gali būti, pavyzdžiui, atsparumas insulinui, gali būti tas pats beprasidedantis diabetas, galbūt dėl alkoholinio kasos pažeidimo, tada jau medikamentais tiesiog negalim gydyti, tada jau reikia insulino, nes nebeturim Langerhanso ląstelių pakankamai. Ir dėl vitamino D, tai taip, nutukę žmonės turi mažesnius vitamino D kiekius, nes tiesiog kūnas užrakina tą vitaminą D. Tai va, o šiaip, overall, tai galvoju, čia tas stuburo skausmas gali būti ir dėl tos metabolikos, dėl pratimų su svoriais trūkumo, dėl gyvenimo būdo. Ir va, tokie mano pamastymai. Gerą atsišakojimą šiaip čia padarai pačiai diagnostikai, nes ar, kaip sakant, jo dabartinis skausmas yra, kaip Jorgis iš pradžių sakė, tai yra nespecifinio tipo, kitaip tariant, jis turi daug gretutinių ligų ir jam tuo pačiu skauda nugarą, Taip. ypač atsižvelgiant, kad istorijoje yra stuburo buvusi kažkokia patologija ir šito operacija. Ar jam iš tiesų skausmas yra kylantis, kita šaka. Grinai dėl stuburo patologijos ir šalutinės lygos tik paūmina tą jo pojūtį. Subtilūs skirtumai, bet iš esmės čia yra didelis atsišakojimas. Tai yra, ar mes kaltinam metabolinį sindromą, kuris amplifikuoja nugaros skausmą, ar mes turime stuburo patologiją, kuri yra ūminama metabolinio sindromo. Taip sakant, sakyčiau, potato patato. Bet tai čia potato patato, bet tai čia abipus, tarkim, žmogui skauda, viskas jo jau mintys yra apie skausmą, didėja kortizolis, didėja gliukozė, atsparumas insulinui, jau jo pasirinkimai, kiti gal jisai tada norės piknaudžiauti alkoholiu, kad jam netaip skaudėtų. Taip pat ir metabolika visa irgi blogina tą stuburo skausmą, tai čia tas, abipusis yra dalykas. Taip. Lūpina, kitaip tariant, sistema pati save skatina daugiau kristi giliau į patologiją. Bet kaip ir visos šios diagnostikos tikslas iki 5 raundo yra bandyti būtent suprasti, kas groja pirmu smuiku. Kas iš esmės yra didžiausias priežastingumas jo dabartinio skundo.
Tai Ar bet puikios galėsime mintys. gauti stuburo magnetą? Viename iš raundų šitas bus. Jei. Šitame raunde galime, kaip sakant, ilgiau pabūti, sekantis gali būti šiaip trumpesnis, o paskutinis galim bus jau daugiausiai, nes sekantis aš toksai bus labai trumpas, čia gal šitą dalį iškirpsim. Ten bus vos pora šeimos anamnezės informacijos, tai biškai čia galim bus daugiau užsiplėsti apie tas gretutinės ir kas su kuo tai gali, kaip tai gali amplifikuoti esamą skundą. Nu, čia man gal labiausiai, kas iš mano pusės krenta į akis, apie ką aš galvočiau, tai gal nemiga, atsistatymo trūkumas. Tai irgi ta nemiga gali vėliau būti susieta ten su pakritusiu kokiu testosteronu, su prastėjusiu atsistatymu. Tie patys įsitempę raumenys negali atsipalaiduoti, kažkokie mešlungiai prasideda, tai turbūt aš iš šito raundo nemigą pasiimčiau savo, kur Ieva kalbėjo iš savo parapijos. Taip. Tai man atrodo, mano parapijai daugiausiai nemiga čia. Ar nori kažką pasitirinti žmogaus apie jo miego higieną arba kada jam geriau, blogiau, ar tai koreliuoja kažkaip su skundais? Ne, mes kaip ir turėjom, kad jisai atsikėlęs pasivaikštė, jam viskas tvarkoj, tai irgi rodo, kad kai jisai ilgai praleidžia vienoje pozicijoje kažkokioje, tai ilgai laiką praleidžia vienoje kažkokioje pozicijoje, įsitempia raumenis, tie raumenis užspazmuoja, tie raumenis pradeda spaust kanalą, turbūt atsiranda stenozė ir dėl to atsiranda tirpimas padidėjęs. Prasivaikšto raumenis truputį atsipalaiduoja, pakvėpuoja, dingsta tas išeminis raumens skausmas, jisai biškutį pasileidžia ir tas kanalas vėl praplatėja, tai dingsta simptomatika tam laikui. Tai čia kaip ir viskas man aišku. Aš dar turiu klausimą apie lytinių hormonų tyrimus. Ar turim testosteroną, estrogeną, SHBG, galbūt skydliaukės turim tyrimą? Kodėl čia tas svoris toksai? Ar dėl gyvenimo būdo, gal turim hipotirozę? Pacientas šitą klausimą sureaguoja, ką aš jums vyra nepanašus? Nu, kaip dabar atsakyti, žinai? Tegul jūsų neklaidina mano padidėjusios krūtys. Oi. Ne, bet šitos informacijos mes neturime. Neturime, Ne. taip. Taip, būtų gerai ją turėti kažkada ateityje. Būtų smagu. Taip, Bet būtų šitos smagu. informacijos ir Jo. nebus šito istorijai. Na, aš tai iš endokrininės pusės čia daug klausimų turiu ir jau gydymą jau esu numačius kokį. Tai žinai, irgi aš pirmąjį raundą darau, pirmą visą istoriją darau muskuloskeletinę, kaip ir sakau, aš sekant tikrai norėsiu paimti kažkokį su metaboliniu sindromu susijusiu, arba su širdies kažkokia patologija. Taip. Kas nebūtų, žinai, ten egzotika kažkokia, bet, kažkas, kas irgi leistų pašakoti visą istoriją. Gerai, sekantis raundas. Šeimos anamnezė. Pakankamai paprasta. Tėtis turėjo, arba turi vis dar gyvas esantis diabetą, o mama, motinos giminiai, tai ne pas mamą, bet pas močiutę ir Alzheimeris. Ar tai kažką keičia jūsų spekulacijose? Ar tai nustebina? Ne. Ne. Atsižvelgiant į tai, kad yra didesnis svoris ir kad yra gliukozės, kaip sakau, paribinė, tai yra šiek tiek didesnė negu 6 paprasta, ne glikolizuota, tai greičiausiai, kad yra rizika, kad žmogus irgi turintis yra diabetą arba turės diabetą, tas prediabetes vadinamasis. Bet nemanau, kad su šituo kažką mes daugiau galim padaryti, sakau, čia tokia sausa labai papildoma. Jo. Gerai, sekantis 5 raundas. Buvo atliktas pakartotinis MRT ir yra randama, kad yra L2 lygyje yra nauja išvarža ir matoma stuburo stenozė. L4, L5, ten, kur buvo atliktos diskektomijos, yra tiesiog popersiniai pakitimai, besiformuojantys randai, bet kompresijos reikšmingos nėra. Ką tai keičia jūsų spėjimuose ir diagnostikoje? Tai kaip tik norėjau klausti dėl pakartotinio, bet taip ir galvoju, kad neduosi mums turbūt pakartotinio dar tuo metu. Tai jo. Čia Ir paskutinis kaip raundas. pasikeitė. Ai, bet mes nebegalim klausti, ne, kaip pasikeitė. Ne, tu gali, be abejo. Čia daugiau informacijos nėra, kurią aš pateiksiu. Sekantis skaidruolį jau yra galutinė diagnozė. Jo, nes pirminis skundas buvo L4, L5 lygio, nes tenai matęs, kad trigalvis blauzdos buvo paveiktas, nes jam sunkiau atsispirt buvo. Ir blauzda tirpdavo, pėda tirpdavo, tai tenais kaip ir aišku viskas buvo. Tai tas tirpimas pradingo, po operacijos atsirado naujas skausmas. Ką iš pat pradžių tu gerai klausinėjai, Taip, nes nes- tai yra pagal lokacijas. Taip, ir tu rodėjai, kad jam skauda, kai tu jo klausėjai, kaip jisai jaučiasi, tai tu rodėjai, kad jam visą koją skauda ir tiesiog parodėjai išlaunį. Taip. Tai kas ir Ir būtų kad jam L2 maždaug. skundas, ir jo skundas yra lipant iš mašinos, jam nugaras skauda, ne koja. Jo. Ir tas irgi tada, kadangi tai nėra abipusis, tai rodo, kad tai nėra pačiam stuburo kanale, o jau periferijoje, tai reiškia jau išėjus iš stuburo, dešinė koja, tai dešinė pusė spaudžia. Ir čia turbūt jau nebe diskas spaudžia. Galėtų šiaip ir diskas spausti tokioje vietoje, bet pagrindė stuburo kanalo stenozė.
Tai kad būtent tas tarpelis, pro kurį išeina jau periferinis nervas L2, jisai būtent spaudžiamas yra. Dėl to irgi tas skausmas yra labiau šlaunyje, o ne per visą koją plintantis. Ir dėl to tas skausmas labiau nugaroje jaučiamas yra, nes turbūt, kad nugaroje kažkur tai yra raumuo, kuris yra hiperaktyvus, stipriai susispaudęs, traukia ketrinės ataugas vieną su kita ir dėl to atsiranda tas susiaurėjimas kanalo. Tai jo, tai problema, kad nervas traiškamas yra spaudžiamas, smaugiamas, o priežastis turbūt raumeninė įtampa toj vietoj. Ir tie pratimai, kuriuos jis darė deadbugai ir birdogai, irgi kaip biškutį pilvas labiau aktyvus būdavo, kai nugara labiau ištiesta būdavo, kai nebūdavo hiperto išsirietimo, hiperlordozės, tai tada jam praeidavo tas skausmas, nes raumuo išsitemdavo, gaudavo pakvepuoti ir tada jis trumpam nustodavo traukt kanalą tą. Tai mano diagnozė, nu tai stuburo kanalo stenozė. Dėl raumenų įtampos padidėjusios. Good guess. Jo. Nu, labai gerai tas išdėstama patofiziologija. Čia tikrai yra didžioji dalis skundų iš ten ateinančių. Čia gal tada, o kodėl jam šiluma ir judesys padeda? Čia nebūtinai tu, kas nors kitas reikia sakyti. Tai šiluma ir judesys sukelia raumenų atsipalaidavimą, vazodilataciją, nėra to užsispaudimo, raumuo pats tampa toksai minkštesnis, jisai kaip prajudintas, fascijos atsipalaiduoja ir nebelieka, kaip dalinai nebelieka tos stenozės. Ir plus prineša ten ir gliukozės, ir deguonės, ir visokių kitų skanumynų į tas ląsteles, ir tada mažesnis skausmas, plus išsivaikšto galbūt tie uždegiminiai interleukinai, visi tumoro nekrozės faktoriai, leukotrienai, ir dėl to gali būti dar mažesnis skausmas, nes judesys pagerinęs kraujotaką apmažina jų sankaupas. Gerai, ir aš šiaip galumus šitą netgi raundą irgi galime uždaryti, nes šokam tuomet į kokia diagnozė yra fundamentaliai čia, nes čia iš esmės tuomet pokalbis turės būti, tai yra kaip visi šalutiniai aspektai jo, šalutinės ligos, patologijos, kaip galėjo amplikuoti arba skatinti šitą skundą arba šitą patologiją. Tai gerai, tai šitam raunde, kaip ir turim jau dvi nuomonės sutampančias, tai ar dar kažkas tai turit išsiskiriančių nuomonių? Ne, tik mes patvirtinam šitą nuomonę, nes kaip ir atrodo, kad jūs priejot. Tai tik tai papildant gal Ievos tą mintį, ką aš prieš tai klausiau Juozo, kad vaikštant ilgai tas skausmas paintensyvėja, tai aš suprantu, kad tiesiog jam reikia specifiškai apkrauti būtent tą įsitempusi raumenį, ką Ieva ir sakė, kad jisai gautų deguonės, maisto ir išeitų visi pasišalintų dalykai, tiesiog, kad suaktyvintų būtent toj vietoj kraujotaką ir darbą. Tai čia tik tai papildim. Turbūt jau, tą vietą galime vadinti, kaip aš sakau, tai yra kompensacinis spazmas. Tai yra, ta vieta yra stipriau įsitempusi, nes kažką gydo. Ir galutinė diagnozė. Tai čia yra tiesiog stuburo stenozė ir recidyvinė išvarža L2 lygyje. Įdomus gal net taip uždarimasis dalis arba uždamoji pokalbio dalis, tai yra, o kodėl įvyko antroji išvarža. Nes pirminė mes istoriškai nežinom, nes pats pacientas nemini, kad jam lyg ir kažkurio metu pradėjo labiau skaudėti ir tirpti. Tai nebuvo, aš kritau ir tada jaučiau. Tiesiog su kiekvieną dieną vis labiau ir labiau ir labiau. Įvyko operacija, palengvėjo ir dabar vėl paūmėjo. Kodėl įvyko antroji išvarža? Tai prie to labai prisideda gyvenimo būdas, didesnis svoris, nes stuburas vis tiek jisai turi atlaikyti tą 120 kg ir plus, aš taip supratau, iš anamnezės nebuvo jokių rimtų stiprinimo pratimų, kad stiprėtų raumenys, kurie galėtų palaikyti tą stuburą sveiką, nes jeigu stuburas nesveikas, mes stiprinam raumenys, kaip mes stuburo realiai nepastiprinsim niekaip kitaip, tik tai darydami deadliftus, pritupimus ir kitus dalykus užtangom. Tai aš galvoju, čia gyvenimo būdas, metabolinė būklė ir tiesiog tai buvo tik laiko klausimas, kada ta antra išvarža atsiras ir galbūt užteko vieno kažkokio pasisukimo, vienos kažkokios nemiegotos nakties ir jinai ir įvyko. Čia tas senas geras rule of thumb, kiek tau metų, tokio procentų tikimybė, kad turi išvaržą. Tai va, laiko klausimas buvo, kiam 7%, kad jau turi išvaržą. Tik tai jam antra jau. Taip. Bet jo, aukštas ūgis, didelis svoris, normalu, plus sėdimas darbas, pagrindė dabar jau. Bet nebuvo, bet tu sakai, kad bus įvykis kažkoks tai. Nebuvo įvykio berods. Ne, tai įvykis yra, kad pakartotinas bus magnetis rezonansas. Tai čia tas labai. Supratau, čia buvo tas. Ir tas įvykis dar tuo metu turbūt čia buvo pačioje pradžioje, pirmas skaidrė, kai aš tau sakiau. Tai, kad jiem buvo įvykis, tai yra operacija buvo vykdyta prieš tai. Jo. Tai čia tas įvykis. Ok, supratau. Tai po operacijos dar vis tiek buvo kažkoks laikotarpis po diskektomijos, kad jisai buvo stacionaresnis.
3 mėnesiai buvo be skausmo, viskas gerai. Bet ta prasme jisai nejudėjo ten tos, judėjimas buvo labai stipriai apribotas. Taip. Tai jisai Tai gulom, pirmasis sėdom. mėnesis buvo realiai reabilitacija, ta, kuri paprasės būnanti, po to jisai buvo statomas ant kojų, vartojo dar vaistus, bet skausmų kaip po tokių neturėjo, tiesiog buvo bendras silpnumas paprasinis. Tai toks aukštas stambus žmogus, pragulėjęs lovui mėnesį, darydamas tam pratimukus lovui, atsistojęs ant kojų, nugarą nuvargus, tai tikėtina, kad tas irgi kažkiek prisidėjo prie tos įtampos ir prie to pasikartotinės išvaržos tos. Tai gal kažką tai buvo galima toj pačioj kinesterapijoje pakeisti. Anksčiau gal bus statyti ant kojų. Jiem buvo atlikta diskektomija, kas iš esmės šalinami diskai. Ir tu, dabar mąstant taip labai fizikiškai, tu turi stuburo kanalą, kur iš esmės yra tankesnės struktūros, tai yra kaulinės ir diskai minkštesni, tu pašalinai 2 amortizatorius. Jau. Tai yra tas, kas sugeria dalį smūgį. Dažniausiai, jeigu tu pašalini tos suminkštantas dalis, reiškia, ta vieta nebetampa nebe tokia gebanti gerai sugerti smūgį ir tas krūvis persileidžia į aukštesnės ir žemesnės zoną. Jau. Realiai, žinai, dabar visa funkcija didesnio mobilumo turėjo pradėti atlikinėti aukštesnis lakstelis, masė didelė, pilvas išreikštas, techniškai lordozė turėtų būti dar labiau tempinti į priekį, dar labiau verčia apsikrautus lankstelius, plus šalutinės ligos, kurios indikuoja, kad yra prastas maitinimas tos lokacijos, šiaip bendras medžiagų turbūt ribojimas, prouždegiminiai faktoriai, kurie dėl diabeto ir kitų faktorių. Tai čia mišinys tiesiog šalutinių ligų, kurios dar paskatina lėtesnį gijimą ir fizinis stresas tą dariausiai palaužia vietą. Ir ganėtinai aukštai ta antra išvarža, tai gal irgi ten ta padidėjus lordozė, galbūt viršutinė kūno dalis stipresnė, apatinė silpnesnė, tai iš viršaus labai ten daug kažką tai daro, tai irgi pamatyti tokį žmogų reikėtų ir būtų galima iš akies pasižiūrėti, pasakyti. Čia turbūt kaip ir baigiam tą visą diagnozę ir čia tokie apibendrinimai tiesiog bendra informacija apie dermatomus ir miotomus, kuri yra visai aktuali, apie ką aš kaip ir norėjau, kad užkliūtų visa mintis, nes pagrindinis skundas iš pat pradžių prieš operaciją, ką aš minėjau prieš tai, yra tirpstanti pėda ir krentas, dėl ko jisai skundėsi iš pat pradžių, ėjo pas neurologą ir po to siuntė neurochirurginei operacijai. Po to ir dabar jiems skundas buvo apatinė nugara. Tai tiesiog, ir čia atsiskiria, taip sakant, tas dermatomas, miotomas. Tai čia išverčiant į žmonių kalbą, dermatomas tai yra šakelis nervuoja tam tikrą odos sluoksnį ir tam tikrą raumenų dalį. Tai L4, L5 fundamentaliai yra nervuojantys blauzdą, pėdą, taip sakant, viską, kas yra žemiau tavo blauzdos, vadinkime, arba žemiau tavo kelio. L2 įnervuoja realiai tavo nugarą ir šlaunį. Ir jo skundas dabar buvo. Jis buvo aukštesnis, paprastai šnekant, lyginant su pirminiu skundu žemesnis. Ir čia buvo, taip sakant, tas lūžis, kad čia kažkas yra tame stuburė, tiesiog kitoje vietoje slankstelių aukščio. Atžvilgiu. Kas leidžia diferencijuoti, kad čia nebe ta pati vieta, nors ir žinau, kad operacija ir norėtų sakyti, tai to operavo, pablogėjo kažkas toje vietoje, kur operavo. Gal randas peraugo, gal tenais, nežinau, kažkokia komplikacija. Ne, čia yra kita problema aukščiau. Arba ta pati, kur buvo, tik aukščiau dabar įvyko, dėl to kitokią simptomatiką išreiškia. Aš vis tiek norėčiau, kad šitas pacientas apsilankytų pas endokrinologą. Labai noriu, labai. Turi jam ir vegovės, turi jam ir testosteroną. Ir testosteroną, ir skydliaukę, ir lipidus pasižiūrėti, ir testosteronus pasižiūrėti, ir dėl diabeto pasižiūrėti. Žodžiu, čia yra tikrai ką veikti. Ir po truputėlį daryti pratimus su svoriais. Tai čia būtinai kažkaip, kaip tik išeina. Tai žinai, tas yra. O įdomu, ką jam reikėtų daryti? Tai gal. Žiūrėk, tai reikėtų ir pratimai. Nori, kad paskelbti. Jie plugina save, tai mes save galim pluginti. Užbaigiant ir apibendrinant yra taip. Didžiąją dalimi, kai tai yra, tokia kaip sakau, gal ir reikalinga yra pakartotinė neurochirurgo konsultacija, įvertinti, ar čia tikrai nereikia šalinti, taip sakant, arba tvirtinti, taip sakant, tą pačią lokaciją, ant L2 dabar lygio jau, kaip čia, išsiveržus diskai stuburo kanalą, ar nereikia, nes jeigu nereikia, ir galimai, kad nereikia, nes tai nėra pastovus skausmas, nes jam vaistai kaip ir pašalina dalį simptomatikos, judesys lengvas palengvina, reiškia, nėra, taip sakant, dar nėra tiesioginės, lyg ir skamba, kad nėra tiesioginės indikacijos neurochirurginiai konsultacijai arba neurochirurginiai operacijai. Tai greičiausiai vis tiek reikia gydyti, kaip sakom, per gyvenimo būdą. Tai yra per kažkokius stiprinimus, bendro gyvensenos pokyčius, alkoholio ribojimus, uždegiminių faktorių mažinimus, svorio mažinimus. Tai yra, sakau, gyvenimo būdo medicina iš esmės. Tai va, tiek tuomet šiandieną. Valio išvaržom. Like. Favorite. Subscribe.